Labai atsiprašau, kad pavėlavau. Pagaliau tu atėjai? Turėtume pradėti laidą, ar ne? Tikrai taip. Taigi labas vakaras, mėly mūsų laidos žiūrovai. Sveiki visi mėlieji. Su jumis sveikinasi jaunimo laida Marijampoliečiai.lt. Norėjau tave pagirti, kolega, labai šauniai atrodai. Ačiū. O aš tavęs pagirti tuo pačiu negalėčiau, nes man visiškai nepatinka tavo viršutinis apdaras. Tavo atvirumas mane stebina. Tai nieko keisto. Aš manau, tau reikėtų pažiūrėti reportažą apie vykusį mamyčių turgelį ir turėtum gailėtis, kad ten nebuvai, nes būtum išsirinkę savo tikrai kažką gražaus. Na, žiūrim. Mamyčių turgelis tai pirmasis tokio pobūdžio renginys Marijampolėje. Ankstyvą šeštadienio rytą į jį sugužėjo išties nemažai marijampoliečių, kurie pardavinėjo nebereikalingus savo vaikų rūbelius arba kartu su savo vaikais atėjo įsigyti naujų pirkinių, kiek mažesnėmis kainomis nei parduotuvėje. Čia buvo galima rasti įvairių daiktų, pradedant nuo batų, drabužių, baigiant žaislais ir gyvūnais, kuriuos siūlė priglausti Marijampolės gyvūnų prieglauda. Sakykite, kas yra pagrindiniai šio renginio organizatoriai ir iniciatoriai? Kam turime dėkoti už šį puikų renginį mūsų mieste? Na, organizavom tai mes su vyru. Daugiau. Niekas prie mūsų neprisidėjo, pasikalbinom keletą vaikiškų tų įmonių ir daug. Kaip kilo idėja surengti mamyčių turgelį? Daugelį Lietuvos miestų vyksta tie turgeliai, visur sėkmingai, tai galvojam, kodėl nepadarius pas mus, juo labiau, kad daug mamyčių vis būdavo paminė. O kaip gerai būtų pas mus. Kaip manote, kodėl svarbu rengti tokio pobūdžio renginius, o žmonėms juose dalyvauti? Todėl, kad šiais laikais vaikus auginti nėra labai pigus malonumas. Ir visom mamytėm, manau, prisirenka ir rūbelių, ir visokių daiktų. Ir tokius gaunasi kaip ir mainai, pasimainymai. Ir parduot gali savo daiktus, nereikia kažkur kaupt, laikyti. O iš tikrųjų parduotuvėse visi nauji daiktai, tai nepigiai kainuoja. Ir ar galite pažadėti, kad mamyčių turgelis ir kitais metais atvažiuos į Marijampolę? Jeigu bus poreikis, jei bus norinčių dalyvauti, tai tikrai bus. Ir jis niekur neatvažiuos, o iš čia ir buvo, nes mes vietiniai. Martynai! Ką tu čia darai? Ką, tu nemėgsti greičio? Aišku, kad mėgstu. Martynai! Klausau. Ką tu čia darai? Ką, nemėgsti purvo? Aišku, kad mėgstu purvo, ypač purvo vonias. Bullseye. Idėja
surengti varžybas, kadangi jau mes pernai važinėjom po varžybas, o pagrindė visos varžybos vyksta Žemaitijoje, Aukštaitijoje, tai Rokiškis, Pakruojis, Panevėžys. Vienas, kur arčiausia, kur mums lengviausia nuvykti, yra Kėdainiai. Nu ir norėjom įrodyti, kad ir mes galim pirmiausia surengti varžybas. Dabar jie pas mus atvyko iš visų, iš Pakruojo, iš Biržų, iš Rokiškio ir Klaipėdos. Labai mes džiaugiamės, kad čia susirinko. 94 registruoti dalyviai yra šiandieną pas mus. Kaip atsirado šita trasa? Šita trasa, kadangi dar žemė kaip ir neprivatizuota, savivaldybės priklauso. Nu ir jie pamatė mūsų norus, pamatė, kad mes turėjom vieną trasą Juodeliuose, čia netoli, 10 km nuo čia. Ir ta trasa buvo suprivatizuota žemė ir tiesiog mes atvažiuom vieną rytą, buldozeriai mūsų tramplinus sėkmingai lygina. Tiesiog savivaldybei mums davė tą lopinėlį žemės. Kokios amžiaus grupės dalyvauja? Yra amžiaus grupės pas mus jauniausiam sportininkui Lukas Vaickelionis 10 metų, o jo tėvukas Kęstutis Gergelis 56 metų. Koks trasoje didžiausias greitis būna? Trasoje didžiausias kažkur apie 50-60. 50 jau vidutinis, kadangi pas mus biškai čia greitaigi trasa. O va tai dėl to daug yra kliūčių, kad nebūtų didelis greitis, kad dėl to tų tramplinukų, dėl to daug bangų labai visokių kliūčių, kad neišvystytų to greičiau, kad muštų tą greitį. O tau ar patinka varžybos? Jo. O pats vairuoji? Jo. Kokį motociklą turi? Maha. O kokios spalvos? Pasiketurratis. Panašiai dangaus. O žaidži pupanautais? Jo. Surinkės visą kolekciją? Ne. Ne. Dar renki? Gal svajoji būti ateityje motociklininkė? Gal? Norėtai nebijai greičių? Ne. O pasvajoji mokykloje, kad nereiktų į pamokas eiti motociklais? Jo. Nes aš taip gatvėse lakstydavau, kai būdavo vakaras. Ir kas tai? Nebelakstai? Nebijai, ar ne? Ne. O ką palinkėtai tiems, kurie važiuoja? Kad laimėtų kiekvienas varžybas, gautų po medalį, kiekvienas pirmą vietą užimtų. Kodėl pasirinkimas būtent keturratis, o ne dviratis? Nes pirmas motociklas mano buvo keturratis ir man jis iki šiol patiko, tad nusprendžiau važiuoti sportį. Austėja Tamaliūnaitė, man 15 metų ir esu iš Kauno. Aha. Ir kaip susidomėjote šiuo sportu? Na, mano tėtis visą gyvenimą motokrose važinėjo ir aš nuo pat gimimo ir užsikabino. O ar dažnai sutinkate merginas šiame sporte? Nelabai, jos pradėjo nuo praeitais metais, susidarė tik tais komanda merginų, todėl tik tais šiais pradėjau vėl važiuoti. O koks jausmas, kaip trasoje pavyksta apgauti vaikinus? Nežinau, labai smagu. O kaip ši trasa būtent? Man pradėjo jinai patikti, anksčiau nelabai patiko, nes nemokėjau peršokti tramplyną viską, o dabar jau kaip peršoku labai patinka. O pavyzdžiui, galit palyginti keturračių ir dviračių motociklų tokius privalumus ir skirtumus? Na, su dviračiu paprašiau važiuoti lengviau viską, jis lengvesnis, o su keturračiu reikia ir taikyti vėžės viską. Ar patiko varžybų? Taip. Kokių motociklų matėt? Gerų. O patys ar norėtumėt vairuoti? Jo. Jo. Ką palinkėtumėte dalyviams? Kad laimėtų.
Didelės sėkmės. 1, 2, 3, daugiau padarys. Sakei, greičio ir purvo vonių nebijai. Ne, nebijau. Tai ko tu tada bijai? Aš bijau pelių, varlių, vorų ir slibinų su 9 galvom. O ar bijotum tokių slibinų, jeigu jie šoktų, dainuotų ir purkiai save valdytų scenoje? Nebijočiau. Liūdni slibinai šį rudenį švenčia savo pirmąjį jubiliejų ir kviečia į turo 5 kartus ralio koncertus 10 Lietuvos miestų. Spalio 11 dieną jų turas aplankė ir Marijampolę. Pasakyti įdomų faktelį apie Dominiką. Na, apie jį faktų apskritai nebūna, apie jį tik fakteliai. Vienas toks faktelis yra, kad jis yra vienintelė Lietuvos scenos žvaigždė įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, todėl, kad jis nei karto spaudoje nėra pasakęs, kad man savęs per daug. Bet štai Aistė yra tai pasakius net 2 kartus ir 1 kartą, kad tai rodytų, paėmė ir nusilaužė savo koją, kad būtų bent šiek tiek mažiau. Na tai ar vis dar bijai tų liūdnų slibinų? Tokių liūdnų slibinų aš tikrai nebijau. Ir dėl jų, kad ir 9 ežerus ar 9 jūras perplaukčiau. Ir su kuo jau įdomu tu tai padarytum? Ogi su labai populiaria vandens transporto priemonė baidare. Tikrai? Taip, ne tik įplaukiam. Nuplaukiam? Plaukiam. Turiu laivelį, baltų lentučių, jį man padarė tėtis, kad jūrininku būčiau. I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Kada pirmą kartą pabandėjai plaukti baidare ir koks buvo pirmasis įspūdis? Pirmą kartą pabandžiau irkluot baidarę, tai ko gero prieš 12 metų statėm namą ir atėjau su tėvais nusimaudyt va čia užtvankoje ir draugais irklavau. Tai sako, pabandyk, Ignai, pabandžiau. Tai pirmą kartą pabandžiau, patiko labai, atėjau 2 dieną, 3 ir va iki dabar, dar sportuoju 12 metų. O kodėl ne futbolas ar krepšinis, kaip dabar labai madinga? Tas pirmas kartas taip sužavėjo, kad net va iki dabar ir nežinau, komandiniai sporto šakos nelabai traukė, o irklavimo sporto šaka baidarės yra visapusiška, tai man patiko. Kaip vyksta irklavimo pasiruošimas? Pat pasiruošimas irklavimo vyksta ne tik ant vandens, bet ir sausumoje, nes šiaip realiai žmonės patį tą dalyką irklavimą mato tik 45 sekundės per televizijos ekraną, o iš tikro sportuojam visus metus ir pats pasirengimas, pati sporto disciplina turi jos laikyti visas 24 valandas ir tiek laiko eiti miegoti, tiek taisyklingai valgyti, maitintis, nešėlioti vakare, neužsiminėti jokią pašalinę veiklą. Tai tikrai yra labai sunku, bet tas man patinka, stengiuosi. Kaip ruoštis varžyboms vasarą ir žiemą? Žiemos metu
stovyklaujam užsienį, nes kadangi Lietuvos oro sąlygos nelabai leidžia, tai praeitais metais didžiąją laiko dalį praleidom Portugalijoje ir teko stovyklauti ir Kroatijoje, o Lietuvoje pagrindė yra pati geriausia sporto bazė yra Trakuose, tai ten ir leidžiam savo vasarą. Šiais metais universiadoje iškovoja aukso medalį. Kokių dar pasiekimų turi? Esu daugkartinis Lietuvos čempionas. Pasaulio čempionate vykus už praeitą savaitę laimėjau 5. vietą. Ten iki prizinės vietos pritrūko vos 1/10 sekundės. Esu Europos 4. vietos laimėtojas, 6. Ir šiaip galiu tokį pastebėjimą pasakyti, kad ta 200 sprinto distancija yra, galima sakyti, net ir laimės dalykas, nes viskas vyksta vos 35 sekundės ir dažniausiai finišuoja visi finišavai sutelpa į 1 sekundę. Tai jeigu vieną klaidą padarai vieną ar kitą, viskas gali lemti, gali būti arba pirmas, arba paskutinis. Tai pasaulio čempionate pritrūko vos 1/10 sekundės, tai labai mažas tarpas. O dabar tikiuosi kitais metais pasiruoš dar geriau, o už keletos metų prasidės atranka į Rio de Janeirą ir ten tikiuosi pakliūti ir siekti aukščiausių rezultatų. Linkime sėkmės tolimesnėse varžybose. Ačiū tau, Neringa. Ir daugiau medalių. Ačiū. Nori papasakoti anekdotą apie greitį? Nenorim. Šaunu, kad nori. Tai va, kartą gyvena naujųjų rusų pora, žodžiu. Ir moteris susimano, žodžiu, nusipirkti greitą sportinį automobilį. Neįdomu. Tai va, ir vyras jai nuperka tą greitą sportinį automobilį, žinai. Kas svarbiausia, jinai sėda ir pradeda važinėti. Neįdomu. Martynai visai neįdomu. Kai kurios lenktynės baigėsi visai ne taip linksmai, kaip pasakoja mano kolega Martynas. Žodžiu, per bordiūrus ir... Daug varžybų, dar daugiau laimėjimų. Ir visa tai 16-mečio kasdienybė. Ignas su kiekvienais metais tobulėja ir tampa vis geresniu vairuotoju. O mes tikimės, kad šis marijampolietis jau neužilgo bus žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Taigi, papasakok, Ignai, kokią sporto šaką tu užsiėmi? Aš užsiėmiau automobilių sportu. Šią sporto šaką pradėjau domėtis, kai man buvo 7 metai. Ir kai tėtis pirmą kartą nuvežė į kartingų varžybas ir man ten iš tikrųjų labai patiko. Tada tėtis prisižadėjo, kad kada nors duos pavažiuoti su automobiliu. Aišku, davė, pats išmokau ir pamatęs, kad gan greitai važiuoju, nusprendė leis mane į automobilių sportą. Nepaslaptis, jog merginoms patinka ekstremalumą bei greitį mėgstantys vaikinai. Ar susilauki daug merginų dėmesio? Turiu draugę, bet per varžybas pačias tenka susilaukti dėmesio. Kokį žmogų laikai savo autoritetu? Kaip ir kiekvienų, manyčiau, žmogaus ir vaiko autoritetas tai yra tėtis arba mama. Iš tikrųjų savo autoritetu laikau tėtį, nes manyčiau, ne kiekvienas turėtų kantrybės taip tokių sportų užsiimti ir tiek investicijų sutelkti į tokį sportą. Ar planuoji savo ateitį sieti su šiuo užsiėmimu? Norėčiau ir bandysiu, bet nežinau, kaip seksis. Planuoju stoti į Prancūzijoje esantį FIA universitetą, kuriame iš visų Europos šalių surenkama tik po vieną iš valstybės lenktynininką. Tai bandysiu stengtis ir papulti. Ką galėtum palinkėti visiems, kurie domisi šiuo sportu ir galbūt tiems, kurie stebi tavo veiklą, stebi, kaip tu tobulėjai? Ką galėčiau palinkėti? Jauniesiems palinkėčiau, kad stengtųsi, daug darbo dėtų, pastangų, o visiems kitiems tai
sėkmės ruošiausi. Trumpai papasakok apie įsimintiniausias savo varžybas. Įsimintiniausias mano varžybos buvo berods 2012 metais, neklystu. Ne, 10 metais buvo įsimintiniausios, kaip rungtynėjom su tėčiu. Abudu važiavome toje pačioje klasėje ir varžymės, kuris greičiau atvažiuos, laimėjau aš. Ir nuo to laiko tėtis nebevažiuoja jau. Sakė, kad jau gėda, kad aplenkė vaikas. Tai va, tai tokius gal įdomiausius buvo mano varžybos. Kadangi vairuojant labai svarbu koordinacija bei gera reakcija, sugalvojau tą užduotį. Užrišiu akis ir turėsi perėti šitą liniją tarp vejos ir plytelių. Taigi. Ain't the spot for the best hot dogs. You can get the F on call. I'm on my throne, I remain all alone in my lane. I'm as strong as they came. They were gone for they ain't no. They slap fire with the rap. They just wanna sabotage my hustle, shout it, that's why. Praėjusią laidą skelbėme naują savo rubriką Prigautas, kurioje turėjome rodyti įvairius juokingus reportažus iš miesto gyvenimo. Norėjome pasidalinti savo džiaugsmu. Už tai, kad jūsų aktyvumas tiesiog mus stulbina. Į savo pašto dėžutę gavome lygiai 0 laiškų. Todėl radome įvairius video iš Marijampolės ir šį kartą rodysime juos savo laidoje. Tačiau kitoje laidoje tikimės, kad galėsime parodyti ir jūsų reportažus. Nes už tai jūsų laukia įvairūs ir puikūs prizai. Ką tu veiksi kitas 2 savaitės? Nes aš tai žinok būsiu labai užsiėmęs. Pasižiūrėjau savo darbo kalendorių ir jisai tiesiog užpildytas įvairiausiomis veiklomis. Vieną dieną eisiu į kino teatrą ir sakiau, žiūrėsiu visus seansus nuo ryto iki vakarų. Kitą dieną eisiu į koncertą, trečią pagalvojau, reiktų nueiti į teatrą. Tai sakiau, eisiu į bet kokį spektaklį, nors jo ir nelabai domiuosi. Na, kol tu čia vardini, gal geriau mes pažiūrėkime rubriką Kas kur kada. Spalio 18 dieną 17 val. Marijampolės Marijonų gimnazijoje Avangardas tema Naktinis miestas. Ateik ir pamatyk, kaip toks miestas moksleivių akimis atrodo ant podiumo. Registruokis į renginį rašydamas laišką L paštu. Spalio 18 dieną 17 val. Jau Marijampolės kultūros centre. Būsiu ten, kur būsi tu. Irenos Tarošaitės ir Žilvino Žvagulio naujo albumo pristatymo koncertas. Koncerto svečiai Eglė Jekštytė ir Pauliaus Šimkūno šokių grupė. Bilietų kainos nuo 20 iki 30 litų. Spalio 19 dieną, šeštadienį 15 val. Ateik į Marijampolės kultūros centrą. Į vokalinių ansamblių šventę kviečia Sudaviečiai 2013. Spalio 23 dieną 15 val. Rykiškių Jono gimnazijos skaitykloje diskusija apie vegetarizmą. Kodėl žmonės pasirenka tokį gyvenimo būdą? Ar vegetarai gauna pakankamai reikalingų maisto medžiagų? Iki spalio 21 dienos registruokis L paštu ir išgirsi visus atsakymus. Spalio 25 dieną 18 val. Nepraleisk Donato Montvydo koncertinio turo Norim dar, kuris vyks Marijampolės kultūros centre. O spalio 26 dieną 17 val. Marijampolės kultūros centras kviečia į Liudo Mikalausko ir styginių kvarteto koncertą Baltas paukštis.
Kadangi mūsų laida yra edukacinio pobūdžio, norėčiau pagvildenti temą šildymo pradžia Marijampolėje. Aš vis dažniau išgirstu iš žmonių tokių kalbų, kad šildymas Marijampolėje įvedamas per vėlai. Jau viskas. Martynai, baigėsi mūsų laidos laikas. Butuose žmonėms darosi šalta, kaimynai skundžiasi, kad jų kojos šąla. Martynai, viskas. Mūsų laidos laikas baigėsi, laikas atsisveikinti. Atsisveikinti? Taip, atsisveikinti. Iki, mėlyjeji mūsų laidos žiūrovai, susitiksime lygiai po 2 savaičių ir lygiai tuo pačiu laiku per Marijampolės televiziją. Einam džiaugtis rudeniu. Iki. Saw you shine.